taboo hearing boo. It's a bit mushy. It's a bit mushy. I'm getting. O, geras čia baris, Hebra. Don't stop. Sveiki bičiuliai, šiandien esame Kaune, keliaujame į Eolto gimtadienį 30 metų, pasižiūrėsim, kas vyksta Kaune, kokios rungtys, kokie dalyviai, kokie automobiliai. Šiandieną daugiau skirsime dėmesio ne tik renginiui, bet ir Hot Road klubui bei jo nariams, kurie gausiai susirinko šiame renginyje. Ir žinoma, pasižiūrėsim, kaip Eoltas yra pasiruošęs švęsti savo gimtadienį. Sveikas, Rolandai! Pusę metelių praėjo, susipažinom su tavim Rygoj, dabar esame Kauno Eolto renginį. Džiugu tave matyti. Smagu ir man čia būti. Žmonės per tą laiką uždavė milijoną klausimų. Kas per modifikacijos, kas per automobilis. Ar gali trumpai papasakot, prie ko pats esi prikišęs rankas, ką pakeitė variklyje, salone ir panašiai? Trumpai sunkiai išeis, bet bandysiu. Tai. Bandom. Pradedant turbūt nuo variklio bus ilgiausiai ir detaliausia bus apžiūra. Techniškai, faktiškai neliko nė vienos originalios detalės. Aparte, blokas, galva, viskas. Didelė turbina, išmetimo kolektorius top mountinis, žiūrėti įsiurbimo kolektorius, custom benzinas, HKS blow-offas, RB26 daug dalių, kadangi tai yra originaliai yra RB25 variklis, jis buvo modifikuotas RB26 detalėmis. Tai ir surinkta iš abiejų variklių yra kas geriausia. Kiek viso laiko trunka šitas projektas? Mašina turėjo 8 metus, pirmus metus nieko nedariau, o paskui kiekvieną žiemą netgi būdavo vidury sezono, netgi ir taip prikiši nagų. Tai ar gali viską apibendrinti konkrečiai skaičiais? Sukimas ant stendo buvo prieš, neklystu, 2 ar 3 metus, tas Covidas labai man išmušė iš vėžių. Tada buvo visai kitas turbo kompresorius, kuris buvo tinginys, buvo bad choice. Jau tada aš įsukau 410 arklių ir tik tai 450 newtonų. O tada ir pasirodė, kad tai buvo bad choice, tas kompresorius. Dabar pakeista, mašina pasikeitė radikaliai, tikrai jaučiu, kad gerokai virš 500 newtonų. Manau, kad gale sezono bandysim važiuoti ant stendo ir pagal kompą parodymus turėtų būti 500 kažkur arklių ir palei 600 newtonų. Rolai, sakyk, ar su tokiu automobiliu turi galimybę kažkur išsikrauti? Dalyvaujate aktyviai renginiuose, važinėjate po parodas, bet ar iš tiesų tenka pajausti tą asfalto kvapą ir išbandyti šį žvėrį tikroje trasoje? Kad nebūtų konfrontacijos, pasakysiu taip, oficialiai tik atsarginiai buvom. Toliau paliekam už kadro. Toks Nissan Skyline Lietuvoje yra tikrai retas daiktas ir, kaip suprantu, tau liūdna turėtų būti, kadangi yra tiek mažai bendraminčių, todėl žinau, kad tu esi Hot Road klubo narys, su kuriais turbūt niekada nebūna liūdna. Neįmanoma. Liūdėti su jais neįmanoma. Papasakok trumpai apie saloną, kaip esi pakeitęs automobilio interjerą. Pirmutinis dalykas, tai kreipiau dėmesį į sėdynę. Čia faktiškai paimtos rotorinio modelio Mazdos sėdynės ir jos visiškai užkustomizintos. Diržai pritaikyti 5 taškų, angos viskas sužemintos. Ta prasme padariau ne tik tai labai stabilią sėdynę, bet ir patogią savo, kad neprailtų kelionė į parodą kokią nors. Nes tikrai būna važiuojam 200-300 km, lopšiuose sėdėti tėvai. I'm too old for this shit. Vairas, kad būtų patogus vairavimui, IRP, short shifteris, rankinis, kad patogus būtų truputį skersuojant. Visas gaugų dešas perdarytas taip, kad važiuojant, nenutraukiant akių nuo kelio, kad matyčiau visą reikalingą informaciją apie variklio darbą. Kaip aplinkinių dėmesys tavęs nevargina? O ką ne, žinok, ne. Nesu tas dėmesio garbėtroška, bet smagu, kai įvertina tą mašinos retumą.
Smagu, mes irgi vertinam, mes irgi stebimės, nes tikrai tai yra išskirtinis projektas, nieko panašaus kol kas Lietuvoje nesu matęs. Mes dar galim laukti kažkokių tai ateityje modifikacijų, ar čia yra viskas maksimum išbombinta, ką tik tai galima buvo padaryti. Žinai, kaip pasakiau ir praeitose video, 99%. Visą laiką yra 99%. Juodi dūmai. O, pagaliau! Pagaliau! Vienas, come on! Eolto renginyje dalyvavai išmetimo varžybose, vos per plauką nelaimėjai. Tikrai turėjai labai rimtą konkurentą. Papasakok apie išmetimo sistemą. Kas tai per stebuklas, kas tai per daiktas? Nuo turbinos visa trasa eina 89 mm diametro. Jei kas nesupranta, tai yra va toksai va diametras. Visa trasa yra HKS su HKS originaliu galiniu bakeliu. Čia ne originalus vingas, čia yra tikro karbono, taip ir vadinamas Auto Select Devil vingas. Pakankamai sunkokai įgauti, bet per vargus negalus aš jį radau. Lempos žibintų istorija užmatyta buvo, kad gamina ukrainietis, kuris dabar net nežinau, kaip jam sekasi, patys suprantam, toj sunkiose sąlygose. Bet tada apsireiškia lietuvis Vilnietis, kuris su juo bendradarbiauja. Sako, aš tau galiu iš sportinio intereso, yra toks Mantas Dujackas, jisai man sako, aš tau vieninteliam galiu padaryti iš sportinio intereso. Serijinę neužsiimsiu, padarom, čia vadinamos yra Infinity Taillight. Ar bendradarbiauji su kitais lietuviais, kurie yra prikišę savo rankas prie šito projekto? Galbūt yra galimybė, kas nori prisidėti. Beje, ką turėjau atliekamų dalių, tikrai dalinuosi, tas draugas dabar, kas radęs Vilnių, kur konstruoja 33, taip pat. Tikrai dalinuosi dalimis, nors kai kurias buvau pasilikęs rezervui, jeigu kas, bet, jam dabar reikia, man gal ir neprireiks. Tikrai dalinuosi, aš noriu kuo daugiau turėti tų broliukų, 3-3. Rolandai, ką norėtum palinkėti kitiems automobilių modifikacijoms užsiimantiems automatams? Pagrindinis dalykas, nemiegokit, turit valandą laiko, nuvedėt vaikus, paguldėt, kas turi vaikų, pabučiavot, lopšinę sudainavot ir lyskit į garažus. Nekirmykit ant hebra, ant sofų, eikit į garažą ir bildinkit. Sveikas, Rimvydai. Sveiki, Viliau. Kalbinu dar vieną Hot Roado klubo narį, korvečių faną. Papasako, kas tai per automobilis. Tai yra Corvette 427 C6 modelis, 2013 metais jubiliejinis modelis, išleistas kaip Z06, bet jie sugalvojo, kad 2013 paskutiniai metai C6 reikia padaryti kabrioletą. Ir viską, kas yra Z06, viską sudėjo į kabriką. Tai ir gavosi toks būtent modelis. Jų pagaminta 2,5 tūkstančio, 2552 tiksliai. Kiek jų gyvų yra sunku pasakyti, bet vienas iš jų šitas yra. Kiek jų Lietuvoje? Labai retas daiktas. Šiaip jų pasitaiko pardavime, vienas kitas išlenda ten kažkur Europoje. Lietuvoje, kad kitas važinėtų su lietuviška registracija, aš dar nemačiau. Gal ir yra kažkur, labai nesidomėjau, bet visų gali būti. Žmonės nėra, kad neturėtų. Kokia automobilio yra galia? Kiek arklių? Galia tai standartinė, 505 arkliai. Ta pati, kad turi Z06, tai yra visiškai analogas į Z06, tik tai, kad jis yra jau ne aliuminis, o geležinis kėbulas į kabrikas. Kaip gamyklinis automobilis jis yra labai galingas. Ar turi galimybę Lietuvoje išbandyti, ištestuoti jį lietuviškais keliais?
Šiaip gatvėj labai sudėtinga su juo kažką daryti, mūsų gatvės nėra tam pritaikytos ir dėl greičio, ir dėl valdymo, dėl visko. Ką galima, tai nuvažiausi į Kačerginę, kur tai buvo padaryta. Linksmai prasivėžinom. Papasakok trumpai apie Hot Road klubą. Kiek laiko esi jame ir ką tau reiškia būti šios bendruomenės dalis? Hot Road'e esu apie 3 metus jau oficialiai, prieš tai porą metų buvau dar kaip pretendentas. Ten apšiltkojęs, pasižiūrėti kas kaip. Šiaip patį klubą jau daug metų žinau, gal 10 ir daugiau, nes turiu draugų, kurie tenai senai jau yra tam klube. Pats ilgai dvejojau, tam subrendau ir dabar labai džiaugiuosi, kad esu. Labai fainas, šaunus kolektyvas. Kiekvienas turi savo dvasią, kiekvienas įneša kažką į ją. Šiaip labai faina. Tai tikrai yra ir kuo pasidžiaugti, ir ką parodyti. Ir kaip praleisti laiką. Tikrai tai. Kokie ateities planai? Žinau, kad turi ne vieną korvetę. Ar planuoji dalyvauti tik lietuviškose renginiuose, galbūt išlėksit kažkur ir į užsienį ir galbūt kažką naujo tobulinsi toliau savo automobilyje? Kol kas linksmai važinėjau su šituo. Gal kažkada ateityje kažkas kitas bus, pasikeis, jų viens ar kitas keičiasi tie modeliai. Kažką remontuoju kitą, bet kai bus jau paleistas, tada ir matysim, nenoriu iš anksto šnekėti. O visą laiką mes važiuojam kažkur linksmai pasivėžinam po užsienį, dalyvaujam parodose, dalyvaujam, kad ir Rygoje buvom parodoj, į Lenkiją išvažiavom į Vroclavą į parodą. Ne vienoje parodoje esi dalyvavęs. Ar galėtum palyginti lietuviškus renginius, užsienietiškus, kuo jie tau patinka, galbūt kur įžvelgi kažkokius spragų, ar kur galima būtų tobulėti ir apskritai, kokia automobilių Lietuvos kultūra ir jos lygis tavo akimis? Nepasakyčiau, kad bloga kultūra yra Lietuvos automobilių, bet visą laiką yra kur tobulėti, kai pasižiūri, kaip užsienyje kažkas vyksta. Ir vėl, yra ir pliusų, ir minusų. Nenoriu detalizuoti visą tai, bet manau, kad mes dar turim kur tobulėti tame dalyke. Automobilių bendruomenė mūsų yra tikrai didelė, smagus klubai, smagus klubo nariai. Ką norėtum palinkėti ir kokią žinutę nusiųsti visiems fanams, automanams? Noriu palinkėti, kad kiekvienas žmogus, kuris turi automobilį ir turi ranką širdį, kad investuotų savo laiką, protą, darbą ir kurtųsi, burtųsi, darytų ir visą laiką išvažiuotų ir pasirodytų, kad nebūtų užsidarę, kad nebūtų kažkur garaže pasislėpę, kad išvažiuokit į renginius, būkit matomi, kad visi matytų, kad apie jų žinotų ir save transliuokit, o ne vien, kad būtumėt garaže. Taip, tai yra pagrindinis varomasis motyvas ir pagrindinė idėja – judėti kartu į priekį. Linkiu judėti į priekį ir susimatysime sekančioje sankryžoje. Egidijau, malonu tave matyti dar kartą. Man irgi, Juliau. Hot Road klubas yra jėga. Didelę jėgą pademonstravo klubo narys, laimėjo 1 vietą. Eoltas švenčia gimtadienį. Kaune tikrai įspūdingas renginys. Jo, 30 metų. Vis dėlto padarė jie renginį. Gimtadienį švenčia ne tik savo, bet ir miestui padarė. Automanam taip pat. Visa Lietuva tikrai kupina renginių, bet Kaune šiais metais, sakyčiau, toks stygius. Jo, aš tai gal sakyčiau net, jeigu sakykime, šitas renginys, tai gal net pirmas. Tokio dydžio, tokio masto ir tokio su žmonių pritraukimu. Pasirodymas šou buvo tikrai įspūdingas. Jūs labai aktyvus, jūsų YouTube kanale tiesiog kosmiškas kiekis video informacijos, klubo nariai labai aktyvūs. Ar lygiai tokia pati yra aktyvi ir Lietuvos bendruomenė, ar tokie aktyvūs tik jūs, kaip tu manai? Sunku man pasakyti, iš tikrųjų, čia žinai kaip pasakyti, net ir pas mumis tokios bangos yra. Į viršų iškyla, bet kas yra įdomiausia, mes visą laiką traukiam jaunimą į mūsų žaidimą, o jaunimas atsineša naujų idėjų. Ir mes jas visą laiką laikinam, laidojam ir pirmin. Ir varom. Egidijau, kaip gyvena jūsų klubas, kokie planai?
Nors vasara jau eina į pabaigą, renginių mažėja, bet ar turite ateities viziją? Galbūt nauji nariai yra pasiruošę prisijungti į jūsų šeimą? Jo, iš tikrųjų metai buvo žiauriai geri, renginių daug, tik spėk. Šį sezoną pasistengiam daugiau jų aplankyti. Ateities planai visą laiką yra daugintis, plėsti YouTube kanalą, treniruotis patiems, būti profesionališkiem. Ir jo, yra 2 kandidatai jau. Ir labai gerai yra 2 kandidatai, kaip tik prieš kokį gal mėnesį, o mes testuojam juos per metus laiko ir visą laiką darom krikštą sezono uždarimą. Taip, kad labai laiku jie atsirado. Kokia yra klubo filosofija, ideologija, kokie žmonės ateina į klubą ir ką reikia turėti su savim, kad būti to klubo narys? Nu, šiaip dažniausiai turi būti ligonis. Jisai pats iš tikrųjų ateina ir parodo, kad žiauriai serga. Ir nelabai pasiduoda tiem gydymam. Tai čia mūsų kampas yra. Aišku, 2 dalykai neatsiejami vienas nuo kito, tai yra žmogaus būdas, pats žmogus ir automobilis. Kad ir geras žmogus bus, jis atėjęs be automobilio, pats supranti, kad sunku šičia pritapti. Nors mes klube sakiau, aš gal esu kartą minėjęs keli žmonės, kurie neturi, bet jie žiauriai padeda mūsų klubui kitais visokiais veiksmais. Beje, o kaip gyvena tavo automobilis? Kas naujo, kas seno? Jisai, kaip matai, vis dar neprinokęs, vis dar žalias. Tai reiškia, kad dar yra kur jam eiti į priekį. Jo, ir iš tikrųjų jau šiai žiemai truputėlį su mūsų nugalėtojai šiandien dienas Rulio pagalba. Jisai ten turi savo kanalų, žinai, padeda mums visiems su tais visais japonais. Šį bei tą pasitobulinti. Būtent ką? Tai viskas eina link po tuo didžiausia detalė priekinė, po gaubtų to. Kaip ten sieksis, nežinau, supranti, nes gal koksai svetimas išlys, o gal ne. Su automobiliais, va kaip ir šičia, va dabar jie stovi, ne, visiškai skirtingi. Tai aš skaitau, kad čia kiekvienas savininkas atvažiavęs kaip yra meno kūrinio kūrėjas, dailininkas, menininkas. Ir jisai kūrė ne kažkam, o kiekvieną savo. Tai tolerancijos ir gerbti pirmoje eilėje vienam kito darbą, gerbti, juoktis visą laiką galima. Atrodo, kuo mažesnė šalis, bet to daugiau specialistų. Bet iš tikrųjų, man patinka visokios stiliaus automobiliais ir tegul jisai tik plečiasi. Tegul tik plečiasi, kuo įvairesnis, tuo geriau. Tuo akiai gražiau. Galima sakyti, mes Rygoje pradėjom balandžio mėnesį, automobilių sezono atidarimas ten ir susipažinom beje. Tiek mažai laiko praėjo, bet iš tiesų tiek daug visko įvyko ir esam šiandien čia Kaune rugsėjo 3 Eolto gimtadienyje. Galima sakyti, jau šios vasaros sezonas baigėsi. Ateina žiema. Ką veiksim žiemą? Ką veiksim? Žiemą miega tik tai meškos letargo miegu, o mes ne ir jiem neduodam miegoti. Labai džiugu, mes pasimatysim su Egidijum ateinančiais metais. Dar vieną dalyką noriu pasakyti. Žiauriai džiaugiuosi už Julių ir Jojo komandą, ką jisai daro. Kaip tu sakei, kad YouTube'uose mes tenais kažką darom, bet iš tikrųjų žiauriai didelį pėdsaką palieki, žiauriai didelį darbą tu darai. Džiaugiuosi ir visa mūsų šaika džiaugiasi, kad yra tokių entuziastų kaip tu, važiuoja po kitus miestus, į kitus renginius, savo laiką gaišta, investicijas ir daro šitokius video, plečia visą akiratį autokultūros. Ačiū tau, Julius. Ačiū tau. Tai yra žmogus, kuris priėmė mūsų į šeimą, neoficialiai, bet pastebėjo ir siūlau atkreipti dėmesį taipogi jūsų klubą Hot Road YouTube'ai. Pafollowinkit, pasekit juos, susitiksim sekančiuose renginiuose, sekančiame sezone ir tik į priekį.